Yra tokių žmonių, kurie savo mirtį dėl įvairiausių priežasčių bandė imituoti formaliai, kad būtų mirę tik popieriuje. Pamaniau, bus įdomu apie tokius atvejus šiandien jums ir papasakoti. Praeitais metais mirus 56 vyrui vardu Markas Clemensas, jo pažįstami, draugai ir kaimynai buvo bepasineriantys į sielvartą ir gedulą. Tačiau jų liūdesį netrukus pakeitė šokas. Paaiškėjo, kad Markas daugiau nei 10 metį slėpė tamsią paslaptį. Jo tikrasis vardas buvo Kristianas R. Bashamas ir savo tikrąją tapatybę jis buvo ieškomas už vaikų prievartavimą Seattle. 2009 jis suklastojo savo mirtį, esą nušokdamas nuo tilto. Bet visa tai paaiškėjo tik po jo mirties, medicinos ekspertams atlikus tyrimą. Kaimynai tuo negalėjo patikėti, manė, kad jis buvo sąžiningas ir doras žmogus, kai kurie jam buvo patikėję net atsarginius būsto raktus. 2008 Bashamas buvo suimtas dėl vaikų išžaginimo, bet ilgai netrukus paleistas už 350 000 JAV užstatą. Po metų vienas liudininkas policijai pranešė, kad nuo Tacoma Narrows tilto matė nušokant vyrą, kuris buvo labai panašus į Kristianą. Atvykus pareigūnams netoliese buvo rastas automobilis su atsisveikinimo rašteliu. Kūnas niekada nebuvo rastas, bet buvo manyta, kad iškrypėlis nusižudė. Policija šiuo metu aiškinasi, kur ir kaip jis gyveno ir ką darė pastaruosius 15 metų. Jonas Stonehouse buvo Britų parlamento narys ir gan svarbus šulas savo šalyje. 74 buvo paskelbta, kad jis dingo prie Majamio krantų. Ant kranto buvo rasta jo drabužių krūvelė, tarsi būtų nuėjęs maudytis ir nuskendęs. Iš pradžių visi manė, kad jis mirė. Būtent tuo metu pradėjo viešėti informacija su skandalingomis detalėmis apie jį. Buvo teigiama, kad jis buvo Čekoslovakijos šnipas, o jo labdaros organizacijos finansai visiškai sujaukti ir apgaulingi. Visgi tų pačių metų kalėdų išvakarėse Jonas buvo rastas Australijoje. Jis gyveno pasivogęs mirusio rinkėjo tapatybę. Politikas buvo pargabentas į Jungtinę karalystę ir tuoj pat pradėtas teisti už sukčiavimą. Formaliai jis tuomet vis dar buvo parlamento narys, todėl netgi drįso toliau vaikščioti į posėdžius. Bet galiausiai teismo jis buvo nuteistas 7 metams kalėjimo ir tik tada atsistatydino iš savo pareigų. Po kurio laiko visgi paaiškėjo, kad jis iš tikrųjų buvo čekų šnipas. Samuelis Izraelis visiems iš pažiūros atrodė kaip sėkmingas Wall Streeto verslininkas, brangus namai, superautomobiliai, prabangus gyvenimas. Jis vienu laikotarpiu netgi nuomavosi būstą iš pačio Donaldo Trumpo, tačiau jo investiciniai fondai buvo apgaulingi. Manoma, kad iš investuotojų jis galėjo pasisavinti virš $400 milijonų. Už finansinės machinacijas Samuelis tuomet buvo nuteistas 20 metų laisvės atėmimo bausme. Būtent dėl to jis sugalvojo suklastoti savo mirtį. Ant automobilio kapoto dulkėse parašė "savižudybė neskausminga" ir paliko jį ant tilto. Tačiau kūno policija niekur nerado, o tyrėjai netikėjo jo dingimu. Apylinkėse buvo iškabinti plakatai su jo atvaizdu. Stebėtos sienos, oro uostai, autobusų ir traukinių stotys. Besislapstantis sukčius nesitikėjo tokių teisėsaugos pastangų ir suprato, kad išsisukti nepavyks. Todėl po kelių savaičių pasidavė policijai pats. Toksai britas Stevenas Calloway buvo psichologas ir turtingas nekilnojamojo turto savininkas. Tačiau turtų jam niekad nebuvo gana. Tad jis neteisėtai pradėjo imti ir vogti valstybės socialinės išmokas. Kartą jam prasidėjo paranoja ir jis labai išsigando, kad bus pagautas. Todėl su jau trečiaja savo žmona nuvykęs į Maskvą, kuriai darė krūtų didinimo operaciją, jis suklastojo savo mirtį. Stevenas butelių degtinės papirko rusų morgo darbuotoją, kad šis identifikuotų benamį kaip jį. Taip, į Jungtinę karalystę psichologo žmona grįžo viena, su urnele ir netikru mirties liudijimu. Tuo pačiu jis ne tik norėjo legaliai mirti, bet ir iš draudimo pasiimti 1,7 milijonų svarų sterlingų išmoką. Tačiau šis planas žlugo, kai tyrėjai ėmė kapstytis giliau ir šią istoriją nepatikėjo. Galiausiai Stevenas buvo rastas Tailande. Jis slėpėsi Bankoke, visur naudojosi netikru pasu, kuris buvo išduotas mirusiam 7-mečiui.
Vyras tuomet buvo nuteistas 2,5 metų kalėjimo, o jo žmona gavo bausmę lygtinai. 2010 meksikietis Leninas Carballido į teisėsaugos akiratį pakliuvo įvykdęs grupinį išžaginimą. Po 8 dienų vyro giminaičiai teismui pateikė mirties liudijimą. Jis esą mirė nuo diabeto komos. Byla buvo nutraukta. Tačiau 2013 Carballido sumastė kandidatuoti į San Augustino Amatengo miestelio merus. Jis į kandidatų sąrašus buvo įtrauktas pasinaudojęs savo gimimo liudijimu ir kitais dokumentais. Ir kad jis oficialiai miręs paaiškėjo tik jam rinkimus laimėjus. Meksikiečiai greitai suvedė galus, kad jis neprisikėlė zombis, o sukčius ir prievartautojas, kuris suklastojo savo mirties liudijimą. Leninas buvo suimtas, jam pareikšti kaltinimai sukčiavimu ir dėl melagingų parodymų, o išžaginimo byla buvo atnaujinta. 94-aisiais iš Manilos įlankos buvo ištrauktas lavonas. Japonų prekeivis Takashi Mori papirko Filipinų pareigūnus, kad kūnas būtų paskelbtas jo. Palaikai skubiaja tvarka buvo kremuoti, o pelenai grąžinti į Japoniją, kur Takashi sūnus bandė už tėvą atsiimti 6 milijonų eurų vertės draudimo išmoką. Bet kremavimo skubotumas Japonijos ambasadai sukėlė įtarimų, todėl buvo nuspręsta šią mirtimi pasidomėti akyliau. Tyrimas truko neilgai, Mori rastas gyvas, pasislėpęs pas Marčią Filipinuose. Jam pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo. Dėl nesibaigiančių šeimos konfliktų ir dramų, norėdama pasislėpti nuo griežtos šeimos ir pastovios kontrolės, irakiečių kilmės vokietė Shahraban nusprendė legaliai numirti, tik daug žiauresnių būdų nei iki šiol mano minėti sukčiai. Naršydama įvairius grožio paslaugas teikiančius skelbimus, jis surado į save panašią moterį. Su ja sutarus susitikti, kartu su pažįstamu ją šaltakraujiškai nužudė. Jai dūrė 56 kartus ir paliko jos palaikus savo automobilyje. Pirmoji įvykio vietoje pasirodė ir palaikus aptiko Shahraban motina, kuri iš karto pamanė, kad tai šios dukra. Tačiau policijos tyrimas ir DNR patikra atskleidė tiesą. Nužudytoji buvo visai kita moteris. Shahraban buvo surasta ir nuteista už nužudymą. Šiek tiek kvaištelėjęs Belgijos gyventojas ir dažnai tiktokus filmuojantis Davidas Bartenas savo šeimai sugalvojo padarysęs liguistą ir makabrišką pokštą. Jis suklastojo savo mirtį, kad pamatytų, kas iš tikrųjų jį myli ir kam jis rūpi. Kas daugiausiai verks ir ką apie mirusį kalbės žmonės. Jis oficialiai mirties liudijimo neklastojo, apie mirtį ir laidotuvių datą informavo per savo socialinius tinklus, apsimesdamas artimuoju, turinčių prieigą. Tam reikėjo ir dukros pagalbos, kuri apie šį triuką viską žinojo, todėl taip pat socialinėje erdvėje talpino atsisveikinimą su mirusiu tėčiu žinutes. Per laidotuvės susirinko nemažai jį pažinojusių žmonių ir giminaičių. Atmosfera iš tikrųjų buvo slogi, nemažai žmonių verkė. Kai staiga lyg kokio juodo humoro komedijoje šalimais nusileido sraigtasparnis, iš kurio išlipo pats miręs tėvas ir sušuko: "Sveiki atvykę į mano laidotuvės." Vieniems tai buvo palengvėjimas, bet kiti buvo ne juokai supykę. Davidas visiems aiškino, kad tai buvo pamoka jo šeimai ir artimiesiems. Mat jiem buvo skaudu, kad niekas jo niekur nekviečia, skiria per mažai dėmesio ir nevertina. Spėju, dėl tokių pokštų niekas ir nekviečia. Vyras iš Kentakio vardu Jesse Kipfas pasišventė daryti viską, kad išvengtų vaiko išlaikymo ir alimentų mokėjimo buvusiai žmonai. Jis įsilaužė į Havajų mirties registrą, apsimetė gydytoju ir sukūrė mirties įrašą apie save. Tada jis pasirašė jį skaitmeniniu būdu, pasinaudodamas kito gydytojo duomenimis ir elektroniniu parašu. Ir taip oficialiai Jessis buvo miręs. Supratęs šią sistemą, jis sumastė ir verslo planą. Naudodamasis pavogtais prisijungimais, Jessis ėmė pardavinėti prieigą prie kitų valstijų mirties registrų bei privačių ir valstybinių tinklų. Tačiau galų gale jis buvo sučiptas, o jam skirta beveik 7 metų laisvės atėmimo bausmė. Kaip manote, ar yra mums visiems žinomų žmonių, kurie yra legaliai mirę, bet iš tikrųjų dabar slapstosi ir gyvena naujus gyvenimus? Pavyzdžiui, daug žmonių tiki sąmokslo teoriją, kad Michaelas Jacksonas niekada nemirė.
Lauksiu jūsų nuogirdų ir spėlionių. Jei jums buvo įdomu, ant šio video paspauskite patinka mygtuką. Ačiū, kad žiūrėjote ir kaip visada susitiksime kitame epizode. Iki.